Čia labas rytas, mes tęsime laidą. Baigiantis antrajam pasauliniam karui, besitraukiantis vokiečių kareiviai susprogdino Nidos švyturio bokštą. Tuomet jam buvo 70 metų. Netrukus navigacinis įrenginys buvo atstatytas ir nuo to laiko praėjo dar 70 metų. Šiai sukakčiai paminėti Neringoje prasideda renginių ciklas, į kurį įsilies menininkai, istorikai ir etninės kultūros skleidėjai. Senojo Nidos švyturio statybos, pasak istorikų, prasidėjo 1873-aisiais. Specialistams pavyko rasti tų pačių metų rugpjūčio 30 dienos laikraštį, kuriame pranešama, kad jau padėti švyturio pamatai. Specialistų teigimu, tai buvo sudėtingos statybos. Buvo smėlio kalnas, 50 metrų kopa, kuri tik pradėta apsodinti. Ir štai tame smėlio kalne reikėjo iškelti 27 metrų statinį. Todėl pamatai buvo kapitaliniai. Rašoma taip žinutėje, kad padėtieji pamatai yra tašyti akmenys, įleisti į 10 pėdų gylį. Tai reiškia maždaug 3 metrų gylį. Pasak istorikų, tuo metu tai buvo sudėtingas inžinerinis statinys ant 50 metrų aukščio Urbo kalno, mažame žvejų kaimelyje. Žinant, kad 1869-aisiais Nida sudegė ir buvo statomi tik mediniai žvejų nameliai. Tačiau tuo metu, pasak istorikų, vos ne kasdien sekė technikos išradimai, todėl pastatyti šį navigacinį įrenginį buvo įmanoma. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad beveik tuo pačiu metu kaip Nidoje 1885 metais buvo pastatytas prie Bremerhaveno, Šiaurės jūroje, vadinamas raudonojo smėlio švyturys. Tai buvo pirmasis švyturys atviroje jūroje. Be galo sudėtingas techninis sprendimas. Statomas jis buvo 6 metus. Taigi ir Nidos švyturio statyba užtruko ne vienerius metus. Švyturys, rodantis kelią laivams ir gelbstintis žmonių gyvybės, Nidoje pastatytas itin suaktyvėjus garlaivių eismui Kuršių mariose. Senasis švyturys buvo raudonų plytų, aštuonkampis, į viršų vedė 193 maždaug metro pločio akmeniniai laiptai. Atsitraukdami vokiečių kariai 1944-aisiais švyturį kaip strateginį objektą susprogdino. 45-aisiais iškilo jau šis betoninis cilindro formos statinys, kuriam šiemet sukanka 70 metų. Ta proga jau šiandien Nidoje prasideda renginiai, bus pristatyta knyga ir dokumentų apie švyturius paroda. Čia šeštadienį 15 valandą vyks viktorina. Ar viską žinome apie švyturius? 5 laimingieji turės galimybę apsilankyti šiame švyturyje. Pievoje šalia Agilos šviesų menininkas, dizaineris Linas Kutavičius pristatys unikalią šiai progai sukurtą šviesų instaliaciją. Mūsų žiniomis tai bus 14 unikalių švyturių Pievoje ir instaliacija lydima Kristijono Lučinsko Driežo muzikinių kompozicijų. Po to, pasak organizatorių, laukia staigmena. Menininkai iš Vilniaus ir Kauno atliks šokio bei muzikos performansą. Visą popietę Nidoje vyks ir įvairios kūrybinės edukacinės programos.